Sveiki gerbėmėjai ir negerbėmėjai, plokščiaplakio žiūrovėliai. Nu, aš čia parodysiu būtent tiems labiau vaizdelį, kurie yra būtent Lekstučio fanai. Ir kurie dar vis nesupranta, kaip jie yra bukinami šito žmogaus. Ir ant kiek jie yra buki, kad jie palaiko būtent šitą propagandistą. Tai, nu, pažiūrėkim. Čia jis kalbės apie kiaušinius ir kaip jisai nežino, nuo ko priklauso kiaušinių spalva. Tiesiog fantastika. Žmogus, kuris laiko save kaimiečių, ūkininkų, bet visiškai nesuvokia apie tuos dalykus nieko. Pasiklausykime. Lengva, bet tarkim, mėsos augintojai, tarkim, kiaušinių, ne, va imkim kiaušinių, ne, va kaip jūs galvojat, kaip va tie kiaušiniai balti ir rudi atsiranda? Užsiduokit savo klausimą, patys susiraskit informaciją. Gan neblogą informaciją, kurią rasti nėra labai lengva. Kodėl kiaušiniai parduotuvėse būna balti ir rudi, o jeigu močiutė turi vištą, tai višta deda tik rudus kiaušinius. Vat užsiduokit savo klausimą ir jūs suprasit, kas per kiaušiniai yra. Tarkim, pasižiūrėjau parduodamus mėsos gaminius. Pačią mėsą. Gerai. Ar jūs supratot? Lekstutis nežino, nuo ko priklauso kiaušinių spalva. Oh my god. Jau aš paprastas pardavėjas, tai žinau. Bet jis laiko save gamtos žmogum, tokiu jau kaimiečių, jau žemaičių, kas man labai nepatinka, nes jis iš tikrųjų tik teršia žemaičio vardą. Tai ir jis nežino, nuo ko priklauso kiaušinių spalva. Nežino, kad nuo višto rūšies priklauso kiaušinių spalva. Šitą reikia platinti. Aš prašau, platinkit, kas netingit ir kas nebijo teršti savo, kaip čia pasakyti, laikinai suteršti savo paskyrų, pasidalinkit šito, nes čia yra tiesiog fantastika. Fantastika. Lekstutis nežino, nuo ko priklauso kiaušinių spalva. Aš šitą momentą įsijungiau ir čia tiesiog, čia yra turbūt durniausias dalykas, ką šitas dalbajobas yra pasakęs. Durniausias dalykas. Karaliaus reakcija irgi yra. Čia aš iš karaliaus streamo įmu šitą medžiagą, kas nežinot, kas yra karalius. Rekomenduoju užeiti pas šį žmogų, protingas jaunuolis, gerai aiškina dalykus. Užeikit ir pasiklausykit. Karalius. Augintojai, tarkim, kiaušinių, ne, vadin. Nu gerai, užteks apie tuos kiaušinius. Dėkoju, kas pabuvot. Iki.